Pirmojoje laidoje kalbamės apie jaunimo užimtumo skatinimą Lietuvoje. Kviečiu susipažinti su iniciatyvomis, kurios padeda ugdyti Lietuvos ateitį. Juk kartais reikia labai nedaug, tik laiku jaunam žmogui suteikti informaciją ir į gyvenimą jis pažvelgs kitomis akimis. Investicija į jaunimą, investicija į valstybės ateitį. Dažnas jaunuolis po studijų ieškodamas darbo susiduria su darbdavių baime ir nenoru įdarbinti darbo rinkoje patirties neturintį žmogų. Šią problemą spręsti nuo 2013 metų valstybei padeda Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priemonė Parama pirmajam darbui, finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų. Šią priemonę administruojančios vyriausybės įsteigtos garantijų institucijos uždarosios akcinės bendrovės Invega generalinis direktorius Audrius Zabotka teigia, kad visa tai sėkmingai padeda spręsti Lietuvos jaunimo nuo 16 iki 29 metų užimtumą. Kaip tai vyksta, netrukus išgirsite ir pamatysite patys. Tai priemonė yra numatyta 32 milijonai Europos socialinio fondo lėšų, 302 milijonai litų. Ir priemonės esmė yra tokia, kad įmonėms, kurios įdarbina iki 29 metų jaunuolį pirmą kartą, jiem yra kompensuojama 12 mėnesių kompensuojama dalis priskaičiuoto atlyginimo, darbo užmokesčio. Ir šita dalis yra maždaug 23% nuo priskaičiuoto atlyginimo, bet nedaugiau kaip 400 litų, apie 400 litų. Nors ir parama atrodytų, pati finansinė parama yra labai nedidelė, 400 litų per mėnesį iki 5000 litų per metus dėl vieno dirbančio, tačiau tai sulaukia labai didelio susidomėjimo iš pačių įmonių. Pasak Invegos generalinio direktoriaus, nuo 2013 sausio mėnesio iki šios dienos iš įmonių buvo sulaukta daugiau nei 22 500 paraiškų, kurias įvertinus daugiau kaip 16 000 jų priimti teigiami sprendimai. Už naujus rinkos dalyvius beveik 2300 įmonių buvo skirta darbo užmokesčio kompensacija. Skaičiuojama, kad šios įmonės vidutiniškai įdarbino apie 7 darbuotojus. Tiesa, toks susidomėjimas minėta priemonė turi keletą priežasčių. Įmonėms mes stengiamės sudaryti kuo mažesnę administracinę naštą. Jie turi vieną kartą kreiptis į mus dėl konkretaus darbuotojo įdarbinimo rėmimo. Įvertinę paraišką priėmę sprendimą, po to jau mes automatiškai gaunam duomenis apie priskaičiuotus ir sumokėtus atlyginimus, apie skolų nebuvimą tiesiai iš Sodros duomenų bazės ir išmokam įmonei sutartą paramą. Jeigu jūsų įmonė dar nėra pasinaudojusi šią paramą, lengvai tai galite padaryti. Visus būtinus dokumentus verslininkai turėtų pateikti finansų įstaigai Invega. Jos tinklalapio skirsnyje Parama pirmajam darbui rasite visas reikalingas formas bei paraiškos pildymo instrukciją. Tiesa, kad darbdavys galėtų pasinaudoti šią paramą, darbuotojas turi būti įdarbintas pagal darbo sutartį. Tuomet kompensuojama 23,3% nuo apskaičiuoto darbo užmokesčio, kurio maksimalus dydis siekia 1700 litų per mėnesį. Manyčiau, kad tikrai įmonė pildydama paraišką pirmą kartą užtruks ne ilgiau 15 minučių, o pildydama sekančias paraiškas, priminėdama daugiau jaunų žmonių, užtruks netgi dar ir trumpiau. Priemonė Parama pirmajam darbui pasinaudojo ir viena iš didžiausių verslo valdymo konsultacijų ir mokymo bendrovių Lietuvoje. Įmonės partnerė ir konsultantė Diana Palivonienė sako, kad tokios priemonės skatina darbdavius ne tik išbandyti, bet ir užsiauginti darbuotoją mažesniais kaštais. Mes naudojame šitą priemonę, tai tikrai vertiname ją pozityviai. Iš ties savo darbe mums reikia įvairių žmonių, reikia tiek patyrusių ir tada jau tikrai ieškome ne tų, kurie renkasi pirmąjį darbą, tiek reguliariai mums reikia šviežio kraujo. Ir čia ta priemonė žmonėm, kurie įsidarbina pirmąjį kartą, yra pats tas. Laura Bojarskytė šioje įmonėje atlikusi praktiką gavo pasiūlymą dirbti rinkodaros projektų vadove ir drauge su darbdaviu pasinaudojo priemonės Parama pirmajam darbui subsidiją. Mergina džiaugiasi, kad savo darbo potencialą galėjo įrodyti mažesniais kaštais, už tai gaudama papildomų investicijų, kurios padėjo gilinti rinkodaros srities žinias. Pašnekovė sako, kad tokios iniciatyvos ypač skatina darbdavius įdarbinti jaunuolius neturinčius jokios patirties darbo rinkoje. Tikrai manau, kad tokios iniciatyvos ir tokie projektai padeda jauniems žmonėms įsidarbinti, dėl to, kad įmonėms tai be abejo yra mažesni kaštai, ar ne, ir dėl to
darbdaviai galbūt lengviau ir paprasčiau žiūri į tai, kad galbūt tą žmogų reikės ir ugdyti ir toliau mokyti, bet tie kaštai, kuriuos sutaupo galbūt atlygio prasme, jie jos gali investuoti į po to darbuotojų ugdymą. Šiai priemonė įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija yra skyrusi 32 milijonus litų, net 31 milijonas 300 tūkstančių jau yra rezervuota įmonėms. Todėl kitas įmonės, norinčias pasinaudoti šią subsidiją, Invegos vadovas kviečia tai padaryti kuo skubiau, tuo pačiu tikėdamasis, kad puikų šiandienos rezultatai turės tęstinumą ir ateityje. Manome ir tikimės, kad šita priemonė, kalbant apie tokius sėkmingus rezultatus paremtų jaunuolių ir įmonių, kad jinai bus tęsiama ir naujam laikotarpiu, tai yra 14-20 metų. Taigi darbdaviams dar kartą verta priminti, kad norint pasinaudoti šią paramą, darbuotojas turi būti įdarbintas pagal darbo sutartį, o pati subsidija yra skiriama ne ilgiau nei 12 mėnesių.